Taigi pas mane į konsultaciją atėjo mergina, norėdama pradirbti savo santykių temą. Sako, pas mane gerai sekasi darbuose, versle, su finansais, su sveikata, su grožiu, su būstu, viskas sako labai gerai, bet vat, santykių tema nevažiuoja taip, kaip norėtųsi, iš tikrųjų visai nevažiuoja. Taigi mes pradėjome darbą, išsigryninome, kaip jinai dėl to situacijos jaučiasi ir leidomės gilyn į pasąmonę, gilyn į prisiminimus, kada pirmą kartą jinai tai pasijautė. Ir radome prisiminimuose įvykį, kai jinai buvo maža, maždaug 3 metų mergaitė ir mirė jos tėtis. Mirė jos tėtis ir jinai tą situaciją priėmė, tuo metu, būdama maža mergaitė, suvokė kaip tai, kad tėtis išėjo, kaip ją apleido, kaip jinai jautėsi palikta, apleista ir įvairūs negatyvūs dariniai tuo metu susikūrė. Taigi mes tą situaciją pabandėme suvokti, tai reiškia perleis per save ir pasižiūrėti, ką jinai mus išmokino, ką jinai mums davė gero. Tai išmokė ją būti tvirtą, išmokė turėti savo stuburą, pasitikėti savimi, nes nebuvo į ką atsiremti. Išmokė aibės gerų dalykų ir kai mes tai suvokėme, ta situacija pasileido, emocinė įtampa taip pat pasileido ir tiesiog tada buvo galima išsakyti, sakykime, sutelkus dėmesį į tėčio prisiminimą, tėčiui, kas buvo neišsakyta, tai taip pat paleido labai daug užstrigusių emocijų, užstrigusių jausmų. Galima buvo prisiminimo metu išsakyti tai mažai mergaitai, ką norėtųsi pasakyti. Ir kitaip tariant, tos emocijos, ta situacija pasileido. Ir jau po kelių dienų ši mergina pradėjo jausti pirmuosius pozityvius rezultatus po šios praktikos. Tai reiškia, kad sutvarkius šią situaciją pasąmonėje su tėčiu, jinai pradėjo jausti jo, sakykime, palaikymą, užnugarį stipresnį. Kitaip tariant, prasidėjo tokių savybių, kurios ją dar labiau papildė, pasipildymas. Tai versle jaustis dar labiau tvirtesniai ir taip toliau. Tai prašiausiai, kas įvyko, tai kadangi buvo prastas, uždarytas ryšys su tėčiu, tai jį sutvarkius, tai ir prisipildė tai, kokias savybės, kokias energijas, jei sakykime, ką duoda tėtis. Tos savybės ir prisipildė jos gyvenime. Ir tai yra puikus pavyzdys, kaip per trumpą sesiją, vos per vieną sesiją galima prisiliesti prie tikrai gilių, sakykime, trauminių dalykų, juos transformuoti, pakeisti ir jau pradėti matyti, pradėti pastebėti pirmosius to poveikio rezultatus. Taigi laukite tęsinio, nes kitame video pasidalinsiu antrą šios istorijos dalimi, ką radome sekančioje konsultacijoje.